į Teheraną. Ten paliksiu savo draugą, kuris gyvena Irane. Ir po to keliausiu į Isfahaną. Štai mūsų vairuotojas, mūsų super mašina, su kuria keliausime. Salam. Vairuotojas nusprendė pasisotinti. Nors šiuo metu maradanas, bet jam tos taisyklės turbūt negaliojo, kai esi labai alkanas. Nu, realiai čia nėra visi labai stipriai religingi. Iš miesto pasiėmėm taksi vairuotoją. Tai važiuojant greitkeliu, jis nusprendė, kad jis nori pavalgyti. Tiesiog sustojo šalikelėje ir pradėjo valgyti. Toliau važiuojant dėsnį atstumą, jis pasakė, kad jis pavargo ir tiesiog jam reikia sustoti pamiegoti. Nežinau, matosi čia. Jis miega dabar. Tai lauksime, kol pamiegos, nežinau kiek laiko, ir toliau tęsime kelionę. Tai čia viskas labai sudėtinga, bet geras nuotykis. Nu tai gal mūsų vairuotojas pamiegojo ir nuotaika iškart linksmesnė. Kelionę tęsime toliau. Sprendėm užsipilti kuro. Kuras šioje valstybėje litras apie 5 centai. Tai užsipilsime ir keliausime toliau. Vienu žodžiu, vyko konfliktas, vairuotojas išlipo, čia rimti reikalai, iki muštynių vos ne. Bet realiai mes vos ten stiprios avarijos nepadarėm, tai čia vyksta dabar rimti pasikalbėjimai. Teisingumo paieškos. Jo, teisingumo paieškos vyksta. Gerai, važiuojame toliau, jau namai netoli. Įvažiavam Teheraną. Tai manau pasikeisiu vairuotoją į kitą, nes šito jau kažkaip nebesaugu važiuoti. Atvykau iš Reišo miesto į Teheraną, planavau vykti į Keršaną, bet tiesiog neradau nei vieno vairuotojo, kuris mane nuvežtų. Tai tenka likti šiame mieste, atėjau į restoraną pavalgyti su nuostabiu vaizdu į kalnus. Tai pavalgysiu, vakaras Teherane ir rytoj iš ryto bandysiu keliauti į Keršaną. Tikiuosi seksis geriau nei šiandien ir tikiuosi bus vairuotojas biškiai vairuojantis kokybiškiau ir saugiau, nes šiandien tai buvo biškiai taip ekstremo.